vairuotojas, šiaip geras žmogus, Vitoldas Milius. Labą dieną, Vitoldai, tai papasakok, kaip ten situacija. Labą dieną, ačiū už tokius gražius įvardinimus, mano visų pasiekimą. Visus noriu pradžiai pasveikinti su šita gražia, kai ką galbūt jau net ir su profesinė šventė, kai ką šiaip su pomėgiu ar netgi paprasta būtimi, tai reiškia elektromobilumu. Elektromobilių diena yra iš tikrųjų didžiulė šventė, nes ne tik oras geras, bet ir žmonių daug, labai šviesių žmonių daug. Aš aišku visų pirma norėčiau dar pasveikinti organizatorius, su kuriais esu pažįstamas gana senai. Ta jaunų, entuziastingų žmonių grupė, įkrautas, kuris organizuoja šią šventę, iš tikrųjų vertas pagirimo ir, ypatingai noriu jiem palinkėti ir toliau turėti tiek pat entuzijazmo ir organizuoti tokias šventes. O kalbant apie rekordą, tai rekordas buvo pasiektas jau kelis kartus, visą laiką šio renginio turbūt ribose. Pernai į tą renginį susirinko 226 vien elektra varomi automobiliai. O šių metų tikslas, aišku, kaip ir kiekvieno rekordo buvo pagerinti jį. Tai skaičiavom čia įsijuose, visi skaičiavom ir tuos, kurie įvažinėjo, reiškia ir skanavom. Ir aišku, kad elektromobilumas vystosi, elektromobilių daugėja, tai praktiškai turbūt ir labai ypatingai nieko nedarant, net ir gatvėse matosi, kad elektromobilių yra daugiau. Ir nežiūrint į tai, kad šita diena yra graži mums savo oru, tai kai kuriems žmonėms yra graži tuo, kad jie nuvažiavo į sodą, į mišką, į daržą ir net važiavo į šitą šventę. Tai vis tiek mes turime tikrai labai gerą rezultatą, pagerintą rekordą ir šiandien čia yra susirinkę 246 vien elektra varomi automobiliai. Su kuo ir sveikinam, ir tai yra šis diplomas, yra oficialus Lietuvos rekordo diplomas, kurį, nežinau, noriu įteikti kažkam iš įkrauto. Pauliui galva ateina, kad iš toliau tegu pavaikštų. Tai va, tai duodu tau mikrofoną, aš įteiksiu diplomą. Tai dar kartą sveikinimai visiems susirinkusiems šio istorinio įvykio dalyviams. Prašom, atsiminimai nuotrauką. 246 vien elektra varomi elektromobiliai susirinko čia į Litexpo stovėjimo aikštelę Charged Up renginyje. Turime dar vieną dalyką.